Sakė. Nu, ir Gal reik pažiūrėti papildyt. visą laiką dar galim, žinai, perfilmuoti. Realiai, koks 7 kartas, kai aš pastatau kamerą ir filmuoju. 7 kartas. Labai awkward. Vasarą mano planai būna pagluopint, ateiti į mokyklą, visa ten plaukai, nežinau, iki čia. Skaudus šitas epizodas. Skaudus. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai. Danielė ir Elza grįžo. Long time no see. Nes vasarą labai daug planų, mažai laiko, tai kažkaip įsisukom į tokį bėgimo ratą, Nors šį vasarą kaip tik turėtų atvirkščiai būti. Na, bet mes sugebam. Jo, Talentingos, tai lengva čia taip. Jo, ne, nu, bet tai šiaip vasarą, nu, aš, pavyzdžiui, originaliai tai kaip ir neturėjau labai daug planų. Aišku, ten yra tų didelių planų, kuriuos mes susiplanuojam ten 3 mėnesiai iki vasaros, tarkim, su draugiam, kad važiuosim kažkur prie jūros. Bet šiaip aš kaip ir planų neturėjau vasarą, tiesiog gaunas taip, kad planai patys ateina. Day off atsikeli ryte jau. Jo. Čia. Ir kažkas parašo, gal nori susitikti. Nors aš šiek tiek priešingai, aš turiu irgi tikrai tokių dienų, kur random taip, bet aš esu labai nuo senai susidėlioju savo vasaros planus tokius didelius. Ir aš žinau, kad aš nuo kitos savaitės realiai nebūsiu iki vasaros galo namie. Tiesiai į mokyklą. Jo, sėkmės aš tau galiu palinkėti. Ačiū. Tikrai. Kas šiaip biški baisu, nes atrodo žiūri 40 dienų iki mokyklos, kas atrodo daug, bet tada aš pradedu žiūrėti savo visus planus. Labai, ta prasme, realiai to į mokyklą. Bet šiaip vasara atrodo žiauriai ilga, kaip pasako, kad vasaros atostogos atrodo, kad nu daug laiko tiesiog atostogausim. Ir gal taip ir yra, bet tiesiog tas laikas žiauriai greitai kažkaip praeina. Jo. Ir aš Ir nors ir daug planų vasarą, aš nesijaučiu produktyviai ją praleidus. Niekada realiai. Jo. Nu, bet irgi čia, ką mes vadinam produktyvumu. Jo. Nes aš, pavyzdžiui, nu, šitą vasarą kažkaip labai ypač daug susitinku su draugais, realiai tiesiog, nu, beveik kiekvieną dieną kažkur važiuoju, kažkur einu, kažką darau, bet aš tai nelaikau čia labai produktyvę vasarą. Jo. Aišku, žinai, produktyvumas ne visą laiką turbūt darbas ar mokslas ar kažkas, jo. Tai čia faktas. Kažkam produktyvu yra išeiti lauką. Jo, kas irgi labai gerai. Produktyvumas yra tai, kad mes atsikeliam ir susiruošiam šiaip jau. Taip. Bet tiesiog jeigu, nu, ką žinau, man kažkaip, kai aš grįžtu po vasaros atostogų, atrodo, kad visi tokie, žinai, kažką nuveikia tokio reikšmingo per vasarą ir tada aš tiesiog per vasarą, bet, nu, su draugais pabuvau. Jo. Nežinau, man tai, pavyzdžiui, net ir poilsis, nu, tipo, aš tikrai noriu ir pailsėti vasarą po mokslo metų, bet man ir poilsis yra produktyvus ir neproduktyvus. Produktyvus poilsis man buvo žiauriai sunku šiais metais įgyvendinti, nes, pavyzdžiui, produktyvu būtų man maudytis. Jo. Iš poilsio. Bet kai tokia vasara, tai šakės. Nes man, pavyzdžiui, irgi žiauriai, nu, aš nesakau, kad man patinka degintis, man abu dalykai žiauriai patinka. Kaip čia reikia irgi, tipo, miego ir ten, nežinau, gyvenimo balansą. Tai taip pat man reikia, pavyzdžiui, deginimas ir maudymasi balansą. Bet, nu, šitą vasarą kažkaip sunku. Aš šiaip vandenį geriau įdegi. Šiaip jo. Šakės, visus planus vasaros orai. Dabar labai gražus oras, debesų. Ką tik nebuvo virš mūsų, dabar yra, bet tenai. Saulė šviečia, mes va čia piknikaujam. Yra toks žodis. Piknikaujam. Niką darom. Tai labai gražu dabar. Ir šiaip realiai dabar va ten ant po saulės būtų galima nueiti pasideginti. Ant saulės labai karšta, mes buvom biškį ant saulės, tai tikrai labai karšta. Tai net tokiu oru pasideginti galima, bet dabar maudytis tai šalta. Ne, man būtų labai šiltas vanduo. Jo. Nes kai buvau Palangoje, tai buvo 15-16 laipsnių vanduo. Aš maudžiausi porą kartų per dieną vis tiek, bet ten įlendi, pabūni minutę ir išlipi. Aš nesimaudžiu dar šiais metais jūrai. Aš nežinau, aš žiūriu savo planus ir aš matau, kad aš neišsimaudžiu. Man labai liūdna. Nes man vasara yra maudytis, realiai. Jo, man apskritai po žodis vasara toksai. Vanduo. Toksai, jo, tokia šiluma, toksai vanduo. Nežinau. Kažkaip šitą vasarą ne vasara. Man labai keista. Mes ir kalbėjome ir pirmą video, kad mums neatrodo kaip vasara. Ta prasme, aš suprantu, kad čia yra vasara ir mes labai laukiam tos vasaros, bet aš nesijaučiu. Aš nežinau, galvojau, kad pagerės tą vasarą. Man atrodo, aš vis dar laukiu vasaros. Taip, aš sėdžiu, aš vis dar laukiu vasaros.
aš kaip ir suprantu, kad vasara ir kažkiek gal man jaučiasi tą vasarą, bet nežinau. Man atrodo tiesiog, kad aš turiu labai daug laisvo laiko ir kad aš nieko neveikiu, bet kad nėra vasara. Jo. Atrodo, kad labai ilgos pavasario atostogos. Ir man, Nu, gal nelabai. man galas vasaros bus daug produktyvesnis negu pradžia, bet kokias aš nesijaučiu daug nuveikus. Bet šiaip man produktyvumas irgi skiriasi, nu, ta prasme, vasarą ir mokslo metais irgi. Jo, Toks labai... man žiauriai skiriasi. Nes jeigu aš dabar veikčiau per mokslo metus tą, ką aš veikiu dabar ir laikau produktyviai, arba ką veiksiu vėliau, aš negalvočiau, kad čia produktyvu mokslo metais. Aš galvočiau, kad aš čia atostogauju. Nu, jo, kažkaip mokslo metais daugiau atrodo disciplinos ir man iš to, pavyzdžiui, gimsta produktyvumas, kad tiesiog atrodo kiekvieną dieną eini ir kažką darai, kas už tave suplanuota. Tam anksti atsikeli, nueini vėlai miegoti, jau man vien tik tai čia, kad tokia ilga diena yra produktyvumas. O dabar, nu, aš asmeniškai keliuosi 11:30 ir kai aš atsikeliu ir jau pusę dienos būna praėję, man atrodo, kad aš nekenčiu keltis vėlai. Man taip, aš tokia... Jo. Bet va čia šiaip, nu, blemba, aš norėčiau keltis anksčiau ir aš kažkada šiaip bandžiau atsikelt 8, bet aš tiesiog neatsikėliau. Jo. Aš nelaukiu. Bet ko nelaukiu, tai kad reikės anksti keltis ir mažai miegoti, nes aš dabar miegu ilgai. Aš neįsivaizduoju, kaip reikės mažai keltis. Mažai keltis. Mažai miego. Jo. Bet šiaip pat, pavyzdžiui, aš jau matau, ką aš turėsiu šiais mokslo metais nuveikti. Bet būsiu labai produktyvi. Aš tiek viską prisiplanavau, man šakės. Ai, aš nežinau, mano tai mokslo metai niekada plano neturi. Tiesiog visada viskas, kaip bus, tai bus. Aš šiaip irgi sakyčiau, nėra blogai. Bet šiaip grįžtant per tas vasaras, nu kas iš viso yra produktyvumas? Kas yra produktyvi vasara? Vat ką aš turiu daryti, kad būtų produktyvi vasara? Ja. Aš tiesiog šito taip nesuprantu, nes sakau, atrodo, kad aš tiek daug susitinku su draugais, tiek daug planų turiu, kad visur važiuoju ir, nu, realiai, jeigu man tiesiog kažką pasiūlo, aš sakau taip, bet man netrodo, kad mano vasara produktyvi. Aš jau manau, kad vasara gerai ir neturėti visai plano, toks pailsėt, tikrai pailsėt. Ir pat kaip kartais sako, čia nieko nesusiplanavai, tai čia realiai išvaistai vasarą. Ne, vasara be plano nėra išvaistyta. Aš manau, kad čia kaip tik irgi labai gerai. Nes tada toks esi tikrai pasiruošęs mokslo metam, kas yra labai svarbu. Jo, nes vat, pavyzdžiui, dabar, nu aš nežinau kaip tau, bet man tiesiog yra taip, kad aš atrodo kiekvieną dieną turiu planų ir aš nespėju gyventi toks jausmas. Tiesiog atrodo, kad praeina tos dienos ir aš net nesuvokiu, kaip greitai jos praeina. O jeigu, nu, bet aišku, aš negalėčiau sėdėti tiesiog namuose ir nieko neveikti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu sėdėtum namuose ir nieko neveiktum, prailgtų truputį dienos. Ir gal ilgiau atrodytų, kad aš kai tiek taip vėlai atsikėliau, tai aš... Nu, jo, man ir tai trumpa diena. Jo, nes aš asmeniškai tai, kol išlipu iš lovos, kol ten pavalgau, tai jau ir būna pirma kokia. Jo. Jeigu neturiu planų. Čia man iš tikrųjų net sunku tą tokį... Maudasi, kaip pavydžiu. Pakalbėjom, kaip tai apie maudynės. Man labai sunku savo tikslus pasiekti vasarą, nes aš, pavyzdžiui, labai atidėjinėjau. Aš norėjau išsilaikyti teoriją vairavimo teisų šią vasarą. Ar aš tą padariau? Na, aišku, dar yra laiko. Bet nei aš einu į pamokas, kursus, nei aš pati mokinuosi. Ir į kursus jau tikrai nenueisiu, čia nebent savarankiškai. Bet... Nu, gerai, kad čia mano kitos vasaros planas. Bet šiaip aš irgi, nu, žiauriai atidėlioju viską. Mano šitos vasaros, nu, toks kaip vienas iš planų, buvo tiesiog susižiūrėti universitetų programas ir pabandyti išsiaiškinti, ko aš norėčiau, nes aš tiesiog nežinau, ką daryti su gyvenimu ir su savo ateitim. Bet, nu, irgi atrodo toksai, kad, nu, vasara ir dabar, man atrodo, kad dar šiaip žiūri daug laiko liko, nes mes birželio mėnesį realiai visoje mokykloje. Mes realiai trumpiau esam atostogose negu liko. Jo, tai va. Man tiesiog atrodo, kad labai daug laiko ir aš dar pasižiūrėsiu, ten viską susižiūrėsiu, bet realiai, kai tai pagalvoji, tai tas laikas tai praeina, kad, nu, nežinau, čia aš spėsiu. Ir šiaip iš viso ten, tarkim, aš norėjau, nežinau, ten pradėti sportuoti, pradėti gerti, žinai, ten citrinų vandenį, rytais keltis, nežinau, valgyti ten sveikai, bet tiesiog, nu, čia ne apie mane, čia ne aš taip darau, tai aš tiesiog... Ja, ir mokyklos metu sunkiau atidėlioti ir sunkiau tinginiauti, nes tu turi padaryti, ta prasme, tau yra deadline'as. Disciplina kažkokia. Toks
stiguota Nu, jo, kiekviena ir diena. tu žinai, kad jeigu tu nepadarysi, tai paskui prisikaups darbų ir tada reikės viską vienu metu Jo, daryti. šitas tikrai yra. Ir dar vasarą labai sunku su telefu ir visais Netflixais viskuo. Jo, nu, bet pavyzdžiui, aš pradėjau žiūrėti Love Island. Nu, aš atsiprašau visų Love Island gerbėjų ir fanų. Bet man čia tiesiog tokia nesąmonė, kuri mane taip įtraukia, nes ten tiek dramų yra, jūs neįsivaizduojat. Ir tiesiog, aš, vat, pavyzdžiui, nuėjau pusę dviejų, ne tai, kad miegot, bet mes pusę dviejų. Jo, aš parašiau Danieliai pusę dviejų ir aš tikrai negalvoju, kad jinai atrašys. Jo, aš gal pusę dviejų, gal pirmą, tiesiog baigiau žiūrėti Love Island. Nu, ne tai, kad pabaigiau visą sezoną, bet baigiau jau vakar dienos savo serijas, nes tiesiog mane taip įtraukė, bet man atrodo, kad aš taip švaistau laiką, nes nu, Love Island yra iš viso apie niekas, toksai kaip aš serialas, realybės šou, tiesiog kur tu žiūri ir aš pamiršęs, kas pradžioje buvo, pavyzdžiui, bet tiesiog man įdomu. Aš turiu tokį ilgą sąrašą filmų, tokių gerų filmų, life-changing filmų, kurias aš taip noriu peržiūrėti, bet ne, aš vis tiek atsidarau Netflixą ir aš žiūriu 4 kartą Brooklyn Nine-Nine. Jo, nes... aš irgi turiu tokį sąrašiuką, kur ten kažkas parekomendavo, kažkas ten sakė, kad labai geras filmas, bet aš tiesiog neprisiverčiu jų žiūrėti. Nes man atrodo, kad tie filmai tokie, nu, kur jau reikia prisės. Kur jau turi daug dėmesio, nes man pavyzdžiui, patinka pasileisti serialą ir tiesiog daryti kažką kito. Jo. Ir aš kadangi, nu, kažkaip, jeigu kažką praleidau, tu vis tiek viską supranti, nes vienas dalykas ne pirmą, kad žiūri, kitas dalykas ten viskas aišku. Jo, arba tokie tiesiog paprasti serialai, paprasti net filmai, kur tiesiog gali įsijungti ir, nu, tarkim, nežinau, aš, pavyzdžiui, žiauriai mėgstu prieš miegą filmus pažiūrėti, tai aš prieš miegą, nu, negalėčiau net sutelkti dėmesio, kad pasižiūrėčiau kažkokį rimtą life-changing filmą, tai aš tiesiog žiūriu, nu, paprastus filmus tokius. Jo. Man dar, pavyzdžiui, šiaip, kodėl man gaunasi, kad aš kaip kurias dienas sėdžiu namie ir tam prie telefo ir taip toliau, mano socialinė baterija sensta su manim ir labai greitai. Jo. Aš taip neturiu energijos tiesiog bendra. Mane tiesiog pradeda visų iškritis. Tai... Čia tikrai ne jūsų kaltė, mano mieliausi draugai. Jeigu aš supykstu ant jūsų, tai ne ant jūsų. Jeigu aš esu pikta, tai čia aš ne ant jūsų pykstu. Čia aš ant pasaulio. Jo, ir aš paskui būna tiesiog, nu, mane taip serzina visi žmonės ir aš tada tiesiog atsiriboju, bet, nu, kartais ten būna tikrai ir apriekiu, ir kažką negražaus pasakau. Ir aš paskui atsikeliu kitą rytą jau pabuvus viena, tipo viskas fainai. Ir aš vėl laiminga, bet aš tada prisimenu, ką aš padariau ir aš tokia, nu, atsiprašau, nu, čia ne aš buvau. Man dažniausiai netgi būna ne tai, kad aš kažką taip pasakau, aš tada tiesiog jūs būna tokia, nesusitinkam. Nes aš bijau. Jo, man irgi tai būna. Nes nebus nei man smagu, nei tam žmogui smagu, nes aš tiesiog bus tokia. Bet man jau tai būna, kad aš nepagalvoju į priekį, kad man kažkada jau pasibaigs mano ta socialinė baterija, o aš tiesiog tada, kai jau man pasibaigia socialinė baterija, jeigu manęs kažkas kažko prašo, aš sakau, kad ne. Nes nesvarbu, kad aš iki to laiko dar galėsiu normaliai pailsėti ir pabūti viena. Nu, čia šiaip žiauriai keista pailsėti nuo žmonių. Tiesiog aš taip kalbu. Aš manau, kad dauguma supranta. Nu, aš tikiuosi. Tai va, tai nesvarbu, kad aš turėsiu laiko pabūti viena ir tiesiog, kad aš jau paskui tuo metu būsiu laiminga. Bet jeigu manęs kažkas kažko paklausia, kai aš tiesiog jau viskas būnu mirus, aš visada pasakysiu ne. Ne, aš tiesiog tokia. O paskui man būna žiauriai gaila, jeigu, tarkim, be manęs kažkur nueina ir aš sėdžiu namuose. Kokią aš didžiulę FOMO turiu. Jo. Šakės. Eik, tu savo, dar netgi, nežinau, ir kai draugai ten kažkur eina, ar kažkoks koncertas vyksta, ir, nu, tiesiog, kur manęs ten nieks nebūtų kvietę, ar, ta prasme, mano nepažįstami, bet aš matau, ir, nu, ir būna net ne su žmonėm. Aš, pavyzdžiui, jeigu išlaukiu saulėtekio, aš turiu jį pažiūrėti. Nes man bus FOMO, jeigu aš jo nepasižiūrėsiu. Aš šią vasarą pulinau 2 all-nighterius. Aš vieną. Taip. Bet čia irgi, ką mes skaitom all-nighterių. Jo. Nes, pavyzdžiui, aš abu kartus sulaukiau saulės. Tai... Jo, man all-nighteris irgi yra kaip pakyla saulė, bet aš po to, kai pakyla saulė, numiegu. Dieną jau jo, miegu. Mano vienas all-nighteris buvo 8 mes ryto nuėjo miegot. Ir atsikėlėm gal 10 arba 11. Nebepamenu. Kitas buvo trumpesnis. Aš nežinau, ar tas kitas skaitosi kaip all-nighteris. Bet mes sulaukėm saulės. Taip. Nu, mano tai all-nighteris vienintelis, kuris buvo, tai buvo, kai tiesiog pasižiūrėjom saulėtekį net nepilnai, nes mes nesulaukėm, kol saulė pakilo, nes žiauriai šalta buvo. Ir tiesiog tada mes nuėjome miegoti iki pusryčių, gal 11 val. Atsikėlėm, gal 10.
Nu Jo. tai pamiegojom truputį. Bet irgi čia toksai, kad man, pavyzdžiui, saulėlydis daug labiau patinka nei saulėtekis, nes aš tiesiog nesu ryto žmogus ir man saulėlydis yra tinkamesnė valanda, sakyčiau. Jo. Bet pavyzdžiui, dabar kai pagalvoju, aš niekada nepasidaryčiau savo vasarą planų keltis anksti ten 7 ryto. Aš irgi. O pavyzdžiui, per naujus metus išsikelčiau savo tokį keltis anksčiau ten. Nu, aš prieš naujus metus gal išsikelčiau dėl to, kad yra tiesiog mokykla ir Jo. norisi prieš mokyklą kažką spėti daugiau Ne, padaryti. tai taip, bet aš vis tiek kažkaip, man labai skiriasi, pavyzdžiui, tie New Year's resolutions ir Jo. vasarai, nes aš manau, kad daug kas vasarai susigalvoja irgi tokių. Aš tai vasarai iš viso, aš kiekvieną vasarą mano planai būna pagluopint, ateiti į mokyklą, visa ten plaukai, nežinau, iki čia. Aš, nu, žinokit, jūs neįsivaizduojate, aš tokių dalykų prisigalvoju tiesiog per vasarą, kad aš taip patobulinsiu visą savo gyvenimą ir kad Aš grįšiu, būsiu niekas tokia manęs produktyvi. neatpažins. Jo, ir, nu, gal taip ir būna kartais, bet tiesiog gal mes to nejaučiam. Nes aš, kai ateinu po vasaros į mokyklą, ypač dar mažesnėse klasėse, kaip dabar, tai nežinau, nes nu, dabar vis tiek aš dažniau matausi su draugais, nu, tai nėra taip, kad labai didelis ten pokytis kažkoks, nes aš juos matau per vasarą dar, bet jeigu ten ypač mažesnėse klasėse arba, nu, darželio aš neatsimenu. Bet jo, jeigu mažesnėse klasėse aš grįždavau į mokyklą po vasaros, man visi tokie pasikeitė. Ne, bet man atrodo, kad visi keičiasi išskyrus mane. Bet realiai, nes man žmonės sako, tu taip pat atrodai kaip prieš 4 metus, aš tokia. Ne, baigit, tikrai ne. Kai mane atpažino mano pradinių mokytoja, man tiesiog buvo toksai, aš ėjau sveikinti jos su mokytojų diena, bet čia gal 6 kokioje klasėje buvo. Ir aš tiesiog ateinu pas ją ir jinai sako, nu tave Daniela tai dar atpažinčiau. Ten tokios kitos mergaitės, tai jau ne. Ir aš buvau tokia, nu tai fainai. Man realiai žmonės sako, kad aš atrodau taip pat kaip 5 klasėje. Sako, tu nieko nepasikeitai. Prašau. Taip. Aš neatsimenu tavęs 5 klasėje. Aš tavęs nepažinojau. Mes nebuvom klasiokės. Tai. Jo. Žodžiu. Tai va. Gerai. Na, o grįžtant prie ten naujų metų resolutions ir taip toliau, man juos yra sunkiau įgyvendinti negu vasaros. Aš niekada jų neįgyvendinu. Dėl to, kad vasara turbūt daugiau laiko. Bet šiaip kažkaip, nežinau, man sunku. Žiemą, ten toks. Ir tai sušalęs, ten sėdi toj mokyklai. Kaip šalta pas mus mokyklai. Man tiesiog nėra motyvacijos. Nestumsi man mokyklas. Jo, man tiesiog nėra motyvacijos žiemą nieko daryti. Nes atrodo, kad aš žiemą ir taip viską darau ir dar paskui prasideda ten šokių varžybos, tai iš viso aš tai nieko nespėjau. Jo. Dar tam pusmetis pasibaiginėjo. Jo. Mhm. Bet kokie, pavyzdžiui, tavo vasaros resolutions? Vasaros resolutions. Geresniu žmogum. Jo, tiesiog. Nu, bet man tai taip ir būna, kad aš per naujus metus gal tokių turiu tikslesnių. Jo. O vasarą aš tiesiog noriu kažkaip augti. Mhm. Nežinau, aš tiesiog noriu pasikeisti per vasarą į geresnę pusę. Jo. Bet man atrodo, kad mes visi kažkiek pasikeičiam. Nu, vis tiek, gal čia iš to vat ir kyla, kad lengviau gyvenant, žinai? Jo. Nes kažkaip pasikeis, nu, bet man atrodo, čia tiesiog dėl tų tikslų, nes kažkaip pasikeis, vis tiek, nu, pasikeisi kažkaip. Nu, ten vieną knygą perskaitysi. Kaip, nežinau, ten investuoti. Nu, čia kaip pavyzdys, bet jeigu jau perskaitai knygą, kaip investuoti, tai jau paaugai vidum. O jeigu prisižadi keltis 7 ryto, tai sunkiau truputį. Jo. Bet pavyzdžiui, man patinka, kad aš vasarą turiu laiko savanoriauti, kur aš noriu. Ta prasme, nes vis tiek per mokslo metus, nu, tu turi rinkti socialinės valandas, tu turi savanoriauti ir savanoriauji, kur reikia. Per vasarą aš savanoriauju vaikų stovyklose ir man tas žiauriai patinka. Aš labai pavargstu, aš myliu dirbti su vaikais, labai smagu. Aš pati kaip vaikas pasijaučiu, nes užaugau vaikų stovyklose. Užaugau stovyklose vasaros. Ten valydavau kokius 3. Kiekvienais metais esu. Bet dabar pamatau taip iš kitos pusės, iš vadovo pusės. Aš savo kaip vaikas dar vis jaučiuosi. Dabar aš jaučiu, kad aš esu pakankamai atsakinga ir aš juos prižiūrėčiau tikrai. Bet aš pati negaliu patikėti, kad jie į mane ateina ir sako, o jūs mokytoja galit ten? Aš sakau, ne, nevadiname manęs jūs. Kalbėjom, kad nu, mes kartu savanoriavom vienoje stovykloje. Praeitais metais. Jo. Tai nu, man žiauriai keista, kad tiesiog ateina tie vaikai ir jie tavęs klausia klausimų ir, nu, ką tu pasakysi, toje ir tikės. Jo, manęs paklausė, kiek man metų, sakiau, spėkit, sakė 23. Jo,
šitą vat mes irgi darėm. Tai, nu, labai skirtingai šiaip spėjo, ten kai kurie spėjo, kad 18, 19, kai kurie, vat, kad 23, tai žiauriai keista, šiaip, kad jie mes tokias didelės atrodom. Nes aš, pavyzdžiui, toks, nu, bet jo, aš jaučiausi kaip, nu, net tai, kad kaip vaikas aš jaučiausi vyresnė už juos, bet aš vis tiek jaučiausi, kad, nu, aš dar netokia didelė. Man taip patiko, kad jie manęs klausė. Tai aš tokia, einam plaut rankų, jie visi eina plaut rankų. Jo, man tai patikdavo, kai jie triukšmaudavo koridoriuje ir aš sakydavau, einam iš naujo. Ir jie tiesiog grįždavo iki klasės ir eidavo iš naujo. Jo, man tai aš kaip buvau mažesnė, man labai atrodė, kad tarp suaugusio ir tarp 18 yra dar kažkoks amžius. Aš nežinau, kaip paaiškinti. Taip, man visi, pavyzdžiui, vyresni vadovai, ten stovyklos ir taip toliau, man jie atrodė tarp tam amžiuje, kuris neegzistuoja. Čia žiauriai keistas ir aš nemanau, kad kažkas releitina, bet... Ir man dabar... Ir aš dabar nebesuprantu, tipo, nes jie tikrai buvo vyresni už mane, bet jie nebuvo suaugę. Man dabar 17. Tai realiai... Ai, tarp 17 ir suaugus, ką aš čia nusišneku. Gerai. Žodžiu, pagavot. Jo. Ir, pavyzdžiui, savanoriauti man labai patinka, bet to pačiu norisi ir padirbti, kad būtų galima, nu, pajausti, ką reiškia uždirbti savo pinigus ir taip toliau. Ir vasara atrodo labai geras laikas tą padaryti, bet jeigu tu nori normaliai įsidarbinti, reikia dirbti, nu, vis tiek minimum mėnesį. Jo. O man, kol aš nepilnametė, sakykime, mano vasara kaip vaiko, ir šiaip, kol esu mokyklai, atrodo, kad tos vasaros turėtų būti tokia Strali-Vali festivalį ir be darbų. Aš turiu labai didelę pagarbą žmonėm, kurie dirba vasarą. Mes mylim žmonės, kurie dirba vasarą. Aš nežinau, aš ta prasme, kaip turėti tiek disciplinos, wow. Nes aš tai, pavyzdžiui, vasarą visai norėčiau šiaip padirbti, nes, nu, man ir mama ten siuntė gana daug pasiūlymų ir man žiauriai patinka, kad nepilnamečius darbina ne tokiuose rimtuose darbuose, ten, kur reikia skaičiuoti pinigus, tarkim, bet tokiuose, kad ten būt, nežinau, padavėja, pardavinėti ledus nidai, vat, nu, man tiesiog žiauriai patinka tokie darbai ir aš asmeniškai juos nedaryčiau dėl to, kad man faina, o ne dėl to, kad aš noriu pinigų. Bet man šitą žiauriai kažkaip faina. Aš tai labai, aš žinau, kad man pradžioje gal patiktų, bet po to užkinius, dabar mėnesį, aš esu toks žmogus, kuriam žiauriai greit užkinisa dalykai, tipo aš turiu visą laiką kažką naujo daryti ir mane tiesiog užkinistų. Tai aš nežinau, ar man būtų labai gerai. Aš labai norėčiau tos patirties, bet blema tada gaunasi, kad aš prisiplanuoju tą vasarą, visokias savanorystės, ten važiuoti, ten susitikti ir man tiesiog nėra laiko, kada aš galiu dirbti. Jo, tai va aš žinai dėl to ir nejau dirbti, kad tiesiog, nu, mano nors planai ir gimsta taip, kad kitai dienai, bet yra ir tokių planų, kuriuos aš esu planavus, va tarkim, nu, prieš 3 mėnesius ten, kad mes važiuosim prie jūros arba kažką. Ir aš suprantu, kad jeigu aš įsidarbinčiau, aš negalėčiau išvažiuoti. Ir man tiesiog šitą žiauriai nepatinka, kad reikia taip prisirišus prie vienos vietos būti. Aišku, aš nekalbu apie kai kurios darbus. Yra tokių darbų, kur tiesiog, nežinau, nu, laisvas grafikas, tarkim, žmonėm yra, arba jie dirba nepilną etatu. Tai tada jie kaip ir turi laisvesnę tą vasarą, bet, nu, tiek daug atrodo yra planų, bet vis tiek reikia, nu, ir savim pasirūpinti, atrodo, noris ir savo laiko skirti, nes, nu, ir kaip tu galvapinsi, jeigu... Nu, jo, kaip tu galvapinsi. Nu, žodžiu, bet man atrodo labai svarbu turėti ir tas self-care days. Taip. Kad ir labai daug planų, man žiauriai patinka turėti tarp tų planų kažkokias, nu, pasakykime, 3 dienas, kur aš galiu realiai nieko neveikti. Bet ir šiaip jo. Kad galėčiau po to savo planus taip pilnu etatu padaryti. Jo, visiems reikia turėti žodžiu self-care day. Tiesiog, kad tu galėtum pabūt, ramiai atsikelt. Aišku, visiems skirtingai atrodo tas self-care, manau. Nu, bet man self-care tai tiesiog yra, kai tu nieko neveiki, nežinau, nu kažką realiai tokio. Man būtų maudynės žiauriai gerai. Kaip aš norėčiau pasimaudyti? Nu, wow. Jo, bet sunku dabar. Tipo, man self-care tai visada baigėsi su veido kaukė vakare. Taip. Aš galiu bet ką daryti, bet jau jeigu aš neužsidėsiu veido kaukės, tai reiškia tiesiog nebuvo self-care day. Man tik labai durnai gaunasi, nes aš sakau self-care, tada aš tiesiog visą laiką prasėdžiu prie telefono visą dieną. Visą dieną aš atsikėliu 12, bet tai va, tada gaunasi, kad aš vos ne visą dieną praleidau prie telefono ir aš taip guilty jaučiuosi. Tai va, realiai išvaiščiau dieną. Bet visai ne self-care. Su savim, tai čia šiaip irgi visai gerai. Su TikToku. Bet viena, svarbu viena. Taip. Pabūnė. Taip. Jo, nežinau, šiaip aš norėčiau, kad per mokslo metus aš turėčiau daugiau tų self-care days. Jo, per mokslo metus kažkaip sunkiau. Nu, aš nekalbu, nu dar rugsėjai, tai dar kažkaip, nes
vis tiek aš, pavyzdžiui, grįžtu, nu, gana pailsėjus ir man rugsėjai dar gana lengva būna kažkaip. Bet jau paskui, kai jau žiema, iš viso tas laikas nuo kalėdų atostogų iki vasario atostogų, kai tiesiog visiška žiema, Ten yra šakės. tu išvažiuoji į mokyklą tamsu, grįžti namo tamsu, aš nekenčiu to laiko. Ir va tada jau man ten blogai būna. Bet pavyzdžiui, pirmą pusmetį man visai patinka. Aš visai, Man pirmą pusmetį aš ne tai, irgi, kad jo. laukiu dabar mokyklos, bet aš laukiu mokyklos. Aš laukiu Jo. visai. Vis tiek dabar nuo 11 klasės viskas bus kitaip. Mesgi pasirinkom pamokas, mes realiai naujas klasės bus, tu vaikščiasi ten, kiekvienas savo tvarkaraštį turi, kas man labai fainai. Ir aš visai Bet man laukiu žiauriai to. keista. Labai keista, kad mes nebūsim klasiokai, tipo. Jo, kad apskritai visa klasė neturės vieno tvarkaraščio ir kad tu tiesiog žiūrėsi. Aš į tiek save. kartų esu nuėjus net ne į tą kabinetą. Tipo, aš jums garantuoju, aš ne ten nueisiu be klasės. Tipo, aš eisiu kažkur, kur vis tiek ir suprasiu, kad aš ne ten. Aš tiek Jo. kartų esu sumaišęs pamokas. Šakės. Bet aš, žodžiu, rugsėjo aš visai laukiu. Aš labai labai myliu rudenį. Ir dar tu toks ateini, pailsėjęs, ten rašaisi viską, ten gražiai. Aš labai romantizuoju pasižymi. rudenį. Aš labai Apskritai visą romantizuoju. rudenį. Aš kepu cinamoninės Į bandelės. kavinės eini. Atrodo, tas Halloweenas. ten, Pumpkin Jėzau, spice. Jo, visur moliūgai. Nu, man, Ir aš tada tiesiog dar tos myliu atostogos rudeninės, kaip aš myliu rudeninės Jo. atostogas. Ir jos greit ateina palyginus. rudenį. Jo, žiauriai greitai. Ir Ir šiaip tada man, pas mus ten visokie, nu, daug yra renginių mokyklai, tai dar tie visi, tu ruošiesi jiem ir ta prasme Jo. tas laikas va taip prabėga. man šiaip žiauriai faina, nes nu, rudenį dar būna visi tokie grįžę su naujais įspūdžiais, žinai, tokie, nu visi, nežinau, atrodo visi ir įdegi, ir visi pasikeitė, ir dar nespėjau, aš nespėjau taip greitai priprasti tiesiog prie, nu, visko naujo. Ir aš tokia pailsėjus, nu, ir man nėra, nu, būna sunku atsikelti, bet aš vis tiek atsikeliu tokia atrodo pailsėjus ir tokia šviežia, ir kai šiaip nauji mokslo metai, tai atsikeli dar pradžioj ten, viską darai ten, nu, viską žiauriai fainai. Kai pradeda rudėti lapai ir toks sweater weather. Žinot, Jo. kur nėra šalta, nes kai šalta tai šakės, bet ne karšta ir toks eini su tokia tvarkinga, gražia uniforma. Aš tiesiog, bet... Su kava. Jo. Bet mes tiesiog žiauriai romantizuojam viską. Aš labai romantizuoju rudenį, man žiauriai patinka. Aš einu klausau tų rudeninių dainų per AirPodus. Realiai tie visi kepiniai, kava. Aš taip tvarkingai darau visus namų darbus, taip gražiai viską Jo. susirašau. Po to Aš tiesiog labai daug motyvacijos turiu. Jo, realiai po kalėdų atostogų jau ten, va ten blogai būna. Bet Jo. iki kalėdų atostogų, ta prasme, ko ten nemėgt? Realiai, ir aš dabar taip sakau, po to aš skusas, bet rugsėjais fainai, nes tu grįžti toks labai šviežias, viskas nauja. Aišku, norėtų vasaros. Jo, Obviously, liūdna, bet kad nėra pasibaigė, blogai. Bet... Nėra taip tragiškai. Taip. Eini ten, ta prasme, visi tokie laimingi, pasipuošę, ten viskas. Tada spalius. Jau laukia atostogų truputį, jau pradedi ruoštis Jo. va tiem renginiam visiems. Bet jau atostogos arti. Jo, ir Atostogos arti. jau Ir... tas toksai ruduo, kai Ruduo, jau ruduo. ruduoja lapai ir faina. Taip. Tada lapkritis. Nu, lapkritis prasideda. Toks lapkritį galim praskipinti. Bet lapkritį labai daug gimtadienių. Taip, lapkritį daug gimtadienių. Tai lapkritį daug gimtadienių ir grįžti po atostogų, nu toksai. Jo. Nu, faina. Jo, ir pavyzdžiui, nu, gerai, nesmė. O po to gruodis. Pradžia gruodžio, biški. Jo. Bet po to Kalėdos. labai gerai. Kalėdos. Jau ten atsipalaiduoju. Nes pradžioj gruodžio kažkaip, man atrodo, visai daug būna atsiskaitimų. Jo. Nes nenori mokytojai duoti galbūt prieš pat tas kalėdas. Tai tada jie labiau sukiša į mėnesio pradžią. Jo. Ir toks, ir dar jeigu nėra sniego ir Nu, ko po dažniausiai lapkričio nebėra kažkaip. lapai prikritę, tai Toksai liūdna, bet vis tiek tuos kontrolinius parašai ir prasideda kalėdos. Tai iki gruodžio viskas gerai, paskui prasideda blogai, bet mes laukiam rudens mokyklai. jo. Nes aš šiaip jau Aš visai visai- norėčiau. Nu, man Aš jau- faina, kad vasara, bet aš kartais pagalvoju, kad, nu, faina būdavo visai ir prieš pamokas pasidėti ir pakalbėti mokyklai. Man patinka, kad mokslo metų metu labai daug ko vyksta. Ta prasme, realiai, nužiūri daug per vasarą, nėra nei dramų, nei nieko, aišku, aš nenoriu dramų, bet nėra, ta prasme, labai ramiai gyveni. Mokslo metu labai daug visko laukia. Ta prasme, man, pavyzdžiui, ir iš po mokyklinių veiklų, man tiek visko vyksta, aš ten pataifa, ta prasme,
vis Jo. kažkas. Kažkaip žiauriai Toks, įdomus. aišku, nėra labai gerai, nes vis tik įtampoj, vis tik stresas, bet Jo. toks įdomus gyvenimas. Bet dabar, vat, planus, pavyzdžiui, aš kuriuosi pati, o rudenį ir kažkaip per mokyklą tie planai tiesiog patys susikuria. Nu, juos Jo. kažkas sukuria iš aplinkos ir tiesiog mane įtraukia. Gerai, dzin. Mes turim pabaigti. Ir man, pavyzdžiui, labai patinka, kad mokslo metu labai daug ko vyksta, ta prasme. Ne tai, kad dramų, bet, nu, ir po pamokyklinės veiklos ir visko tiesiog ten. Jo, atrodo, kad viskas suplanuota už tave, nes dabar, pavyzdžiui, mes visiškai net, nu, aš neinu į burelį. Jo. Burelį. Ir iš tai iškertam, ne burelis ten. Aš neinu, pavyzdžiui, į šokius, nu, tu neini į baletą ir tiesiog atrodo, kad šiek tiek nudingsta mūsų gyvenimo, o rudenį kaip tik visko. Jo, nes labai daug istorijų žmonių, ten tas įvyko. Aišku, tas biški ir streso sukelia, kas dabar nėra gerai. Dabar ramiai gyvenam. Dabar ramiai, bet jo. Man, pavyzdžiui, ir back to school shopping žiauriai patinka. Aš ten einu, man irgi išsirenku knygelės. Ypač, kai aš mažytė buvau. Aš į Pegasą tik mažytė eidavau. Ten tie visi tušinukai su bumbuliukais arba su kažkokiais. Trintukus, kurie yra arba makaronai, arba kaktusai. Aš atsimenu, knygutės pirkdavau trintukus. Tokia, žinai, kad būčiau dar labiau mokyklinė. Liniuotis. Kiekvienais metais naujas liniuotis. Reikia pirkti naują guašą. Nesvarbu, ar naudojau praeitais metais ar ne, bet reikia naujo. Ką ten dar pirkdavom? Plastelinos. Aš sąsiuvinių kiek prisipirkdavau. Jo, bet aš ir dabar prisiperku per daug. Jo, bet geriau aš dažniausiai per mažai prisiperku. Gal man trūksta. Nes aš neplanuoju, kad aš pabaigsiu juos. Man žinai, kaip būna, kad aš nueinu prieš mokyklą, nusiperku per mažai, tada po pirmos savaitės mokyklos man pasako mokytojai, ko reikia ir aš tada nusiperku per daug, nes, nu, kas jeigu. Aš tai bėgau į Rimiką prie mokyklos. Man irgi tai buvo. Jo, ir paskui mokykloje 3 asimniai tokie patys buvo, nes dar kažkas iš Rimiuko. Visi ten iš Rimiuko, da perka vienodus. Jo. Žodžiu. Visai laukiu back to school, jo, nes vis ten tokie gražiai su uniformom, ten tokie, Nu, bet šiaip dar vasara dabar. Dar vasara. Reikia gyventi pasimėgauti vasarą, nes praėjo atostogų mažiau negu liko. Jo, nes dabar atrodo, žinai, kad nori, ko neturi. Paskui mokykloje visą laiką vasaros norėsi. Aš nesakyčiau, kad aš labai noriu mokyklą. Aš tiesiog visai laukiu. Taip aš nesu prieš. Bet aš dar tikrai... Man patinka vaibas, bet aš dar džiaugiuosi, kad mes atostogaujam. Tikrai taip. Man noma girdisi maudynės tenai, nes sakėt labai garsiai. Jo. Nu, bet dar vasara, tai dar reikia pasimėgauti tą vasarą, nes kiek jos praėjo? Atostogų realiai praėjo. Pusę net nepraėjo. Daugiau liko negu praėjo, kas labai šiaip keista, nes man atrodo, kad jau senai aš mokyklai buvau. Man irgi atrodo, kad aš tiek daug visko padariau. Bet tai gal dėl to ir produktyvi ta vasara. Tai čia reiškia skaitosi produktyvi vasara. Jo, tai... Daug ką veikiam, daug ką veiksim, bet reikia ir balansuoti produktyvumą ir poilsį, būtinai reikia pailsėti, ypač tiem, kurie į mokyklą eina. Ypač. Ar mokosi tiesiog, ta prasme, kad... Jo. Ir dabar bus labai iš tikrųjų keista grįžti į mokyklą, nes viskas visiškai kitaip. Jo, bet aš visai laukiu. Aš irgi laukiu. Bus kažkas naujo. Taip. Tai labai tikimės, kad jūs esate, pailsėjot, pailsėsit. Ir dabar ilsitės. Taip, žiūrit ilsėdami. Aš ačiū, kas išėjo. Jo. Ir labai ačiū, kad klausėt, kad žiūrėjot, kad papiknikavot su mumis. Jo, nėra tokio žodžio, bet čia mūsų dabar išrastas. Tai va. Ir labai ačiū, kad žiūrėjot. Ir like, subscribe. Comment down below. Like, subscribe, share, comment down below. Turn on your post notifications. Tai va. Jūsų gerai. Iki kitų kartų. Išsikrovė? Ne. Aš nežinau, ar mes štai dėsim. Guys, kiek mes 3 kartus. Ne, gal nedėsim šitą, bet... Ar dėsim? Mes esam žiauriai pavargę. Man taip skauda visą veidą.